Žinau, kad vakarienė tau yra didžiausias galvos skausmas, ką pagaminti, kad visa šeima valgytų su pasimėgavimu, greitai, skaniai ir sveikai. Aš turiu tau atsakymą. Tobula graikiška šeimos vakarienė, 2 užtepėlės ir kepti brokoliai su pupelėmis karštomis, tiks ir mažiems ir dideliems. Pirmiausia, pasiruošk užtepėlės. Tadžiki padažas yra žinomas visiems, tačiau dažnai jį pamiršta ir neįtraukia į savo racioną. Tau reikės gero graikiško jogurto, reikės agurką sutarkuoti, truputį apibarstyti druskytę, kad skystis nuo agurko nubėgtų, nusunkti ir tada įdėti česnako skiltelę sutarkuoti, truputį alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių, druskos ir aš dėjau džiovintų, bet geriausia švieži krapai arba mėtos, viską išmaišyk ir turėsi tadžiki fantastinį padažą. Kita užtepėlė yra graikiška keptos paprikos užtepėlė su feta. Tiesiog raudonąją papriką aptepk alyvuogių aliejumi, šauk į orkaitę, tada ją sutrink šakute arba trintuvu su feta, sūriu, česnako skiltele, alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis, įdėk druskos, pipirų, rūkytos paprikos, miltelių ir viską išmaišyk. Tikslius ingredientų kiekius žiūrėk recepte, aprašyme ir būtinai įsisaugok. Žinoma, prie užtepėlių gali turėti įvairiausių priedų, tačiau šį kartą aš pasirinkau tiesiog karšto oro gruzintuvėje įsikepti brokolius apšlakstytus alyvuogių aliejumi, druskytę, pipiriukais ir ant keptuvės pakepinau didelės baltasias pupeles, kurias turėjau konservuotas, nuploviau ir pakepinau su alyvuogių aliejumi. Patiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau vakarienės receptų. O pusryčių vakarienės pietų receptų knygą, kurioje tu rasi ne tik tai receptus, bet ir patarimus, įsigyk pas mane ir tikrai suprasi, kad valgyti sveikai, skaniai ir greitai paruošti patiekalus yra labai paprasta ir tu gali būti sveikas bei išsaugoti savo šeimos sveikatą.